Sveiki, aš esu Rūta Norkūnė, pažintinių knygų vaikams autorė, edukatorė, o šitame projekte aš perrašau tekstus lengvai suprantama kalba, tiksliau dalį tekstų. Ta darbą daliname su kolege Justina Bružaitė-Liseckienė. Ir taip pat mano užduotis yra sukurti edukacijas pagal jau paruoštus tekstus. Šitą klausimą vis tenka atsakyti, paaiškinti. Tai turbūt paprasčiausia būtų pasakyti, kad šitie tekstai yra pritaikomi taip, kad juos galėtų skaityti daugiau žmonių, arba net gal visi žmonės, nes tekstai yra supaprastinami, jų vizualiai vaizdas yra palengvintas, lengviau yra sekti tą tekstą. Tekstas yra kartais ir, tiksliau dažnai netgi sutrumpinamas, atsiranda tekste iliustracijos priklausomai nuo to, koks yra lygis, nes yra metodikoje keletas lygių, bet tai bendrai paėmus tai yra tekstas iš kažkokio labai galbūt sudėtingo ar ne autoriaus parašyto ir lyriškai, ir dekoratyviai, ir sudėtingų žodynų. Perrašytas į labai supaprastintą kalbą, iš dažnai vartojamų žodžių, trumpesnėmis frazėmis, su paveikslėliais. Labai įvairiai, labai priklauso nuo teksto. Koks tas tekstas, tai ir perrašymas skirtingai trunka. Kartais labai koks nors ilgas, bet jau labai gerai pažįstamas kūrinys. Šitame projekte mes perrašom pasakas. Tai kartais labai pažįstamas kūrinys, atrodo jau pažįstamas siužetas ir tu jau jį gali, jau tiesiog ir pats žinodamas kažkiek apie jį gali rašyti, galvoti perrašymą, kaip jisai turėtų atrodyti, bet vis tiek pirmiausia tai galvoji apie svarbiausius tekste dalykus, apie siužetą, ką svarbiausia yra sužinoti. Tada galvoju, kiek detalių galima palikti, kurios yra per sudėtingos galbūt, kas yra per ilga, galbūt per daug metaforų ar perkeltinių prasmių. Kartais gali užtrukti su vienu sakiniu, kuriame yra kažkoks žodis, kuris atrodo kaip ir kasdienis, bet kai reikia paaiškinti dar paprasčiau, gali susidurti su labai ilgu, tokiu paieškų procesu. Dabar galvoju, kokį čia pavyzdį gal papasakoti galiu iš tokių žodžių. Pasakas perrašom, tai reikia daug paaiškinti, pavyzdžiui, kas yra rūmai, kas yra karalystė arba pilis, arba tokie atrodo žodžiai, kuriuos mes kaip ir kasdien naudojam, bet nebūtinai visiems skaitytojams yra lengva tai suprasti. Ir tada ieškai įvairių apibūdinimų, paaiškinti, kasgi yra tas rūmas, ar tai yra turtingų žmonių namas, ar tai yra kažkoks didelis pastatas, kuriame kažkas tai vyksta, arba tai yra kažkas, kur anksčiau žmonės gyveno, bet dabar ne. Susirašai daug variantų, žiūri į dažnumo žodyną ir bandai, patį tą tinkamiausią vėlgi pasiūlyti vaikams suprasti. Tai jau mūsų testavimo būdu tie variantai dar dažnai būna vėl keičiasi. Arba paaiškinime atsiranda koks nors neaiškus žodis ir tada tą vėl grįžti taisyti. Tai kartais gali kūrinys kelti iššūkių, jeigu jis yra ilgas, sudėtingas, reikia keisti siužetą, kartais tiesiog vienas žodis gali tapti vienos dienos iššūkiu, tai labai įvairiai. Edukacijos bus sukurtos 3 skirtingos, viena pagal lietuvių liaudies pasaką, viena pagal Andersono pasaką ir viena pagal, dabar jau galiu sakyti, pagal padavimą. Tai bus, aišku, skirta mūsų tiksliniai auditorijai, tai vaikams, kurie turi nežymius intelekto sutrikimus, kad jie ne tik galėtų jau perrašytą tekstą lengvai suprantamą kalbą perskaityti, bet dar geriau į jį įsijausti, patirti, nes edukacijų tikslas, būtent ir yra panaudoti dar papildomų priemonių, tokių kaip garsai, daiktai, sensorika, kad tas pasakojimas taptų šiek tiek ir patirtimi. Tikiuosi, pavyks tai padaryti. Kadangi esu taip pat ir pedagogė, yra tekę dirbti ir mokytoja lietuvių kalbos ir literatūros, tikrai labai iš arti matau situaciją, kaip trūksta
tekstų vaikams ir apskritai žmonėm, kurie patiria skaitymo sunkumų, turi intelekto sutrikimų. Tai tas noras pagelbėti atėjo iš praktikos, tiesiog susiduriant ir dirbant su žmonėmis, kurie patiria įvairiausių sunkumų, tiek plačiaja prasme, ar ne, kultūros kažkokių, bet ir būtent skaitymo. Pirmiausia, tai yra vieninteliai kol kas Lietuvoje vaikams pritaikyti tekstai lengvai suprantama kalba. Tokių tekstų nėra. Tai jie ne tik patiem vaikam teikia tą skaitimo džiaugsmą, perskaitimo džiaugsmą, teksto supratimo džiaugsmą ir apskritai, kad kažkas bibliotekoje pagaliau yra ir jiems, ką galima rasti. Bet taip pat ir specialistams tai yra puikiai metodinė priemonė ir mokytojams, ir specialiesiems pedagogams, ir logopedai mums dėkoja ir jų paskatinti iš tikrųjų mes atsidūrėme antrame projekte, nes labai buvo didelis prašymas, kad atsirastų pasakų mažesniem vaikams skirtų tekstų. Tai vadinasi, vis tiek klausom į tą auditoriją, kuriai šitie tekstai yra aktualūs, įsiklausom į juos ir irgi taip pat stengiamės atliepti tos poreikius. Tai tikrai poreikis yra ir tikiuosi, kad dar tęsim ir ateityje šitos mūsų gražius darbus.